Kelk sėdmenis. 46 kortelė. Nuo tai, kaip mes mėgstame aktyviai minti dviratį, išeiti pasivaikščioti, pakvėpuoti grynum ore, ar tiesiog kvėpuoti ne krūtinės ląstu, o paskatinti patys kvėpiami pilvo apačių, į diafragmą ir į krūtinę, tam, kad deguonis kiltų ne viršutinėje dalyje, o deguonis gebėtų atlikti visą kvėpavimą, atlikti ratą. Visą ratą, kad ne kaip kiltų balionas krūtinės ląstai ir spaustų mūsų širdutę, o prisipildytų visas audinys mūsų deguonis. Tai tam kars nuo karto mums yra naudinga ir aerobiniai pratimai, tai sustiprinti širdies darbą. Tai ką kviečiu, šiandien mums patogiai, stabiliai, tvirtai atsistojame, kojos pečių plotyje, perrašam vieną koją ant kitos kojos, ant vienos kojos, ant kitos kojos ir vėl ant kitos. Suaktyviname 5%. Greičiau. Jeigu jaučiate, kad kojos kaip medžiai, laisvai, minkštai, jaučiame, kaip kūno svoris eina ant pėdutės ir po lengva, kad rankos nebūtų kažkur į kairę dešinę, galim prijungti vieną, pajusti kaip pečius. Lankas atlieka suka ilgėjimo pratimus, kaip pomentiniai raumenukai spaudžiasi į stuburiuką. Esant galimybėms, stabilumui, rankas ant juosmens. Ir natūraliai peršokam ant vienos kojos, ant kitos, ant vienos, ant kitos ir po 5% padidinam tempą. Viens, o dabar per vieną koją, per kitą koją. Prie vienos kojytės, prie kitos kojytės. Prie vienos kojytės, prie kitos kojytės. Ir taip atliekam aerobinį pratimą minimum 30 sekundžių. Kelk sėdmenis.